pats reiškia, funkcinis judėjimas. Reljefo įvedimas į mūsų kvartalą leidžia mums sukurti apatinę erdvę, tokią pragmatišką, kurią diktuoja miesto gyvenimas, poreikį sukurti didelės erdves, žmonėms poreikį neišeinant iš pastato, reiškia, į lauką, į lietų, judėti pakankamai didelius atstumus. Tuo tarpu tas per kalbą lipimas tarp namelių kuria visai kitą mastelį, artimą, reiškia, senamiesčių mastelį, žmogišką mastelį ir tą nuotaiką, kad mes einam tarp mažų parduotuvėlių, tarp pakalėjų, tarp gazonų, tarp, reiškia, namų, įėjimų į laiptines, tarp dviračių ir turim, reiškia, tokį visai kitokį judėjimą. Šitas paralelinis pasaulis, reiškia, egzistuoja, taip kaip ir mes patys egzistuojam skirtingi, visai šalia sėdim ir romantikai, reiškia, ir optimistai, ir pesimistai greta. Čia tokia galbūt funkcinis pjūvis to gyvenimo. Pirmas terenas, kurio altitudė būtų už tereną žemiau 1-2 metrais, jame kuriami erdvės gyventojų parkingą bei kažkokios komercinės didesnės erdvės, kurios tikėtasi pagal programą buvo, po jomis yra klientų parkingai. Ta plastinis, reiškia, šitos apatinės erdvės viršus leidžia net tuos gyventojų parkingus tam tikrais renginiais paversti viešosiamis erdvėmis, turinčiomis, reiškia, unikalias galimybės, reiškia, erdvės. Ir patekimai į tuos pirmo aukšto parkingus būtų tiesiog nuo gatvės. Mes norim, kad nebūtų to, reiškia, į namus atvažiavus važiavimo per kažkokius požeminius didelius kanalus. Tuo tarpu tie pragmatiškesni žmonės, kurie važiuotų komerciniais tikslais į čia, jau jie patektų iš požeminių patekimų į tą antrą apatinį lygį. Ir čia parodyta, reiškia, išlipimai patys, pats organizavimas į kvartalą. Klientai buvo svarbu šito objekto konkurencingumas. Tai natūralu ir mes manome, kad pati vieta leidžia be galo atsidurti gerose pozicijose lyginant su kitom miesto vietom. Bet lyginant kalbant šito objekto buvimą su senamiesčio gretutinumu, mes galvojam, kad čia nebeturėtų likti jokios konkurencijos. Čia turėtų būti sąjungininkai ir kartu, reiškia, praplėsti, šitas kvartalas turėtų suteikti galimybės, kurių reiškia, neturi laisvės galimybės, kurių neturi istorinė miesto dalis, bet savo servisu, savo paslaugomis, savo paslaugų charakteris turi būti labai artimas dabartiniai senamiesčios, reiškia, sampratai ir todėl nekelti, reiškia, nenutraukti nuo istorinių vietų žmonių. Tiesiog jie kartu turėtų sukviesti daugiau žmonių į tą istorinę vietą. Ir kalbam apie žmonių buvimą tiesiog toj erdvėj, apie, reiškia, įvairias formas to buvimo ir kalbam apie medžiagiškumą pačio, reiškia, kalbant nuo grindinio, kurį mes vadinam lyg tai gamtinės aplinkos grindinys, kalbam apie betoną ir galbūt tokio natūralaus samanos įvedimą, kur, kai kalbam, kad kuo tas takas skiriasi nuo kelio, tai takas yra išminamas. Išminamas ten, kur žmonių traukos formuojasi natūraliai. Mums samana lyg tai padėtų ant betono augantį natūraliai tiem takam atsirasti. Ir natūralios medžiagos, kurios supa, kaip minėjau, reiškia, tamsi artima senamiesčių aplinka ir vidus šviesus gaivus.
reiškia, universalumas, kaip minėjau, kvartalo, apie tai, kad tie takai išmintyje turi, reiškia, kiekvienas atėjęs žmogus gali surasti pagal save. Tai čia tiesiog pateikiama schema tam tikro judėjimo per kvartalą skersinio, jį pavadinom lyrišką ir dalykišką. Dalykiškas judėjimas, tai tiesiog mes matome šitus punktyrus, kad dažnai mūsų judėjimą lydės aplinkui esantis kažkokie tai komerciniai objektai, kaip kabinaitės, trumpos pauzės, kuriuose bus įėjimai į laiptinės ar kažkokios suoliukų zonos ir įvairios funkcijos mūsų lydės ir vėl trumpos pauzės ir pats perėjimas per kvartalą truks neilgai. Tuo tarpu kitas lyriškas žmogus gali pasirinkti žymiai daugiau pauzų turinti, neturinti teiginių, neturinti komercijos kelią ir rasti, reiškia, tik tai tarp ilgesnių pauzų tos fragmentus funkcijų. Čia vėl apie tą laisvės buvimą. Čia tokia yra išilginė mūsų kvartalo pjūvio schema, kurioje mes matome pilį. Ir kita kvartalo pradžia tai miesto vartų vieta, miesto sienos vieta, nuo kurios prasideda kietai mūsų kvartalas. Mes galvojam, kad funkcijos turėtų būti sukryžmintos tam tikros komercinės funkcijos su kultūrinėm. Siūlom pravesti, prasidedant nuo požemio, reiškia, nuo autentiškos miesto vartų vietos, pravesti tokią galeriją miesto muziejų, kuris pasibaigtų, reiškia, vaizdais į pilį. Ir tai būtų ta grandis skersinė, vienintelė tokia stipri skersinė grandis, kuri jungtų tam tikras funkcijas esančias aukščiau, reiškia, kavinės ir dar kažką vizualiniais ryšiais ir turėtų tokią auklėjamąją edukacinę įtaką bendruomenę. Reiškia, kalbam apie diskusiją, apie santarvę, pokalbį tarp kultūros ir komercijos, ką dažnai mes labai sunkiai gyvenime. Čia keletas nuotaikos, reiškia, pojūčių ir pabaigiam apie tą žalę, reiškia, grįžtam prie pakrantės, prie žaliosios zonos, kur keletas pavyzdėlių, kad jinai turėtų įdirbį tam tikrą, meninį įdirbį, galbūt reljefinį, landšaftinį, kuris būtų artimas tai laukiniai gamtai, neturintis kažkokių tai, reiškia, labai primiktinų primetimų, nesausinantis upės, o iš tikrųjų paliekantis vandens ir gyvenimo mums, nekuriantis kietų krantinių, o suteikiantis daugiau laisvės, daugiau natūralumo ir taip, kaip mes gyvename. Ir pabaigsiu svarbiausia, mes, reiškia, pradedam gyvenimą valgydami, baigiam atsikratydami valgių, galvojam apie tai, kad turėtų visas tas miestelis turėtų natūralias, reiškia, sistemas, kurios būtų pragalvotos, kad galima būtų būtinės atliekas, reiškia, kitus visus mums netinkančius dalykus patogiai išvežinti. Ačiū labai.